Bičiuliai, turiu jums įdomią temą. Netgi mums nestandartinį scenarijų, tai yra turim terasą virš vandens. Todėl pakalbėkim apie būtent tokio tipo terasų įrengimą. Tai yra terasa virš vandens, pakeltos terasos įrengimas ir panašiai, o konkrečiai polių įrengimas. Seniau polių įrengimas vykdavo žiemą. Sulaukiam, kol užšąla vanduo, lipam ant jo, kalam polius, įrengiam karkasą, o vasarą mes pasidarom apdulą. Šią dieną mes turim sriegiamus polius. Ir pasitelkus sumanumą ir išradingumą, mes galim polius ir karkasą įrengti bet kuriuo metų laiku. Mes šį kartą iš vakaro atvažiavom, ištraukėm kamštį ir truputėlį nusileidom vandenį, kad galėtume laisvai prieiti prie terasos. Juokauju. Mes tiesiog papuolėm, kai tvenkinys buvo valomas ir mes tiek vandens tik tai ir turėjom. Tai mums bristi į vandenį visiškai nereikėjo. Gerai, pakalbėkim būtent apie sraigtinius polius, kokius geriausia naudoti terasai virš vandens. Kai sriegi polius į vandenį, tu labai dažnai nežinai, kokį turėsi gruntą, nes dažniausiai ežerai, tvenkiniai ir panašiai ir panašiai. Mes turim reikalą dažnai su dumblu, su pelkėjusiu gruntu, moliu į vandenijus ir panašiai ir panašiai. Todėl diametras. Diametrą dažniausiai naudojam jau ne terasinį 68, bet 76 arba 89 diametro polius. Tai yra, jie, matot, yra kur kas storesni. Jeigu jau prakalbam apie diametrą, reikia paminėti, kad šito didesnio diametro polių ir pati sienelė yra storesnė. Tai yra nuo 3 iki 3,5 mm. Kaip šiuo atveju mes iki 2 šitas gaunas, šitas yra storesnis. Tai yra ir patikimiau, nes jis tarnaus vandenyje. Antras niuansas, su kuriuo susiduriam būtent tvenkinį. Tai yra, mes nežinom, kokio ilgio mums tų polių reikės, nes mes nežinom, koks ten po vandeniu slypi reljefas ir kaip taisyklė reljefas yra toks. Ne, mano terasa turi baigt, o šičia toks. Ir aš eidamas nežinau, kokio ilgio man reikės. Tai dabar 76 standartinis ilgis yra nuo 1,40 m iki 2,10 m. 89 net iki 3 metrų. Bet, kai tu atsineši tokį bandūrą ir tau dar virš vandens reikia dar išdėlioti, tai yra labai nepatogu. Kur kas paprasčiau yra dirbti su surenkamais poliais. Tai yra, mes turim standartinį 1,20 m polių, kurio galva tiesiog nusiima. Taip, aš nusiėmiau polį, sriegiu metrą iki žemės, 1,20 m, man trūksta, imu prailginimą. Jungiuosi iš galo, sriegiu dar. Jaučiu nepasiekiau tvirto grunto, aš dar prasilginu, sriegiuosi toliau. Dabar prailginimai, kaip matot, yra, gali būti lygus, gali būti susraigta, gali būti metriniai, gali būti pusė metrų. Ir tokiu būdu tu gali susirinkti tau reikiamo ilgio einamajam taške. Toks polių konstravimas mums leidžia ir patogiau dirbti. Ir antras dalykas, mums eliminuoja tą nežinojimą, kokio ilgio polių man reikės, nes aš nežinau, kur yra mano reljefas. Tiesiog aš jį deduosi į viršų. Tuo pačiu verta pakalbėti ir apie logistiką. Tai, ką jūs matot, tai tikrai yra ne kiekvienos tvirtinimo detalių parduotuvės asortimentas. Mes šiuo atveju ėjome į MDS terasos puslapį, susikomplektavom, kokį mums reikia polių. Pasiėmėm rezervą, mes ir matėm šitą, kokį turim reljefą, bet mes nežinom, koks tai yra gruntas. Molis viršui, bet kiekis giliai nežinom. Plius pasiėmėm rezervą visų tvirtinimo, paspaudėm apmokėti ir kitą dieną šitie visi poliai buvo mūsų objekte ant kiemo. Polių išdėliojimas neščiančio čekaso kryptimis. Šitoje vietoje matuojant reikia nepamiršti, kad reljefas pas mus yra kreivas, o mums reikia skaičiuoti į terasos projekciją. Tai visada gauti tą horizontą, nežiūrint į tai, kad mes esam išlaitę. Aišku, jeigu jūs sumatuosit šitaip, blogiau nebus. Sudėsi daugiau polių, tvirčiau stovės. Bet tai yra perteklinis reikalas tada gaunasi. Ko gero kyla klausimas, kiek sriegti į gilį. Priklauso nuo kokį gruntą jūs turite. Šiuo atveju mes turėjom molį, tvirtą molį, tai mes griežėmės nuo 1,30 m iki 1,50 m būtent į gruntą, kad įsisuktų. Ir pabaigai, kiek užtrunka susriegti taip polius. Šiuo atveju, jeigu mes terasinis polius 1,20 m sriegiamės apie 16-18 polių į valandą, tai šitam objekte 5 poliai į valandą. Jeigu turėtume po savim vandenį, būtume užtrukę dar ilgiau. Ir tai yra palengvintas, nes mes turim sudidamus polius. Kągi, nors užtrukom 3 kartus ilgiau nei standartai iš savo terasą, bet mums nereikėjo laukti žiemos ir per vieną dieną mes įsirengėm visus polius ir dar per pusantros dienos
suformavom visą karkasą. Taigi, bičiuliai, terasa ar paprasta, ar virš vandens, kaip matot, nereikia laukti žiemos ir tai gaunasi pakankamai greitai. Spaudžiam laikus, tampam prenumeratoriais ir iki kitų kartų. Iki.